Rinkis ves laik paskutinį variantą. Dabar kas nesat girdėję apie ton dalyką, dabar papasako situaciją. Tu susitarsi savo draugo arba draugį išvaryti šiandien 6 valandų susitiekti, ir varysit pablūdyti, ko nors paveikti, ne? Ir tada tu 4 valandą, 2 valandas prieš susitikėjim, sutinki kažkokį kitą draugį, ne? Ir ant sako, o maga, labas, Karolina, varom į koncertą, žiauriai norištais, turi 2 bilietus ir neturi su ko varyti. Ir tada tau mintis, bet aš turiu šitai susitarus dabar su ten draugu kitu varyti, dabar nežinau ką daryti ir taip toliau. Tai va, pirma mintis iš karto tau būna eik, eik. Ir dabar tas ir paskutinis variantas. Dabar tau išpuol šitas prieš 2 valandas variantas. Ir tu pasirink. Nes tas variantas, kad tu nueisi tom koncertą, tau gali atvesti prie situacijas, kur tu po to koncertą galbūt kažkur pakviestas arba pakviesta, kur tenais kažkur kažką patirsi, kažką susipažinsi su kažkom, ar kažką pamatysi, ar kažkas tau kažką pasakys, kad atvertų duris į tolimesnį tavo kelionį. Tai va, o tas tavo draugas arba draugė nesirūpink, nes dažniausiai čia beveik 99% kartų būna taip, kad tam žmogui, ką tu susitarei daryti su kažkuo, tam žmogui sukrent kortas taip pat žiauriai gerai, kad tau būtų ir anam būtų labai labai smagu ir gerai, kad tu galėtum tiesiog daryti savo dalykus ir jis galės daryti savo dalykus ir būsit abu laimingi. Tai visą laiką rinkis paskutinį variantą, nes visą tau išmet kortas taip. Čia toks sunkiai paaiškinamas fenomens, bet visą laiką rinkis paskutinį variantą.